Pastebėjau, kad yra labai nuvargintos odos, nes tų procedūrų dėka reklamų, dėka pasiūlos, to, kad siūloma pradėti procedūras per daug anksti jaunom merginom. Aš visada siūlau grožio kelionę lėtą. Kodėl? Todėl, kad man grožio kelionė ne tik koks mūsų tikslas ateityje, ar ne? Man labai svarbu, kad ta moteris ar vyras, kuris pradeda, nori, galvoja apie tai, kad jis nori ir po 10, po 20, 30 metų būti visų pirma savo jaukus, jisai gerai jaustųsi savo kūne, tai čia tas pats kaip prižiūrėti plaukus, prižiūrėti odą. Ir už tai ta estetika, mano supratimu, visų pirma apie tai, kad tai yra prevencija. Tai reiškia, aš tiesiog planuoju į ateitį. Man gražu elegancija, estetika ir proporcija. Tai yra personalizuotas priėjimas prie žmogaus, individualus ir tai, kas jam tinka, nes kitam visai netinka.